Einu arčiau prie šio nuostabaus vynuogyno. Esate labai gausūs. Džiaugiuosi kartu su jumis. Labai neįsigaskite, smilkalai yra tikrai kokybiški, neturėtų niekam nieko pakenkti. Ir mūsų skliautai aukšti, jie turėtų taip pat priimti visą mūsų viešpačių garbės ir maldos simbolį. Kaip žinia, teko keliauti per Turkiją 10 dienų, tai yra pakankamai. Ar įsivaizduojate, kokio dydžio yra Turkija? Turkija yra daugiau negu 2 didesnė už Lenkiją. Turkija turi 12 kartų daugiau gyventojų negu Lietuva. Tai yra maždaug 86 milijonai gyventojų. Taigi, o mes keliavome 28 dvasininkai, 4 vyskupai ir kiti kunigai. Per visą kelionę, jeigu aš taip mačiau gerai, nei vienas nedrįsome užsidėti kunigo ženklo, koloratkės. O 2004 metais keliavau, būdamas studentas Romoje, į Stambulą. Juodi marškiniai, koloratkė, nes tikrai, o ko čia bijosi? Viešpats su tavimi. Stambulė įsilaipinu iš karto į apsaugą, į apklausą, pasas blogas, kur važiuoji, ką darai. Sakau, ką jūs juokaujat, mano pasas pilnas viso pasaulio antspaudų. Ne, sako, čia yra nusidėvėjimas. Tai palaikė pusė valandos ir paleido. Tai iš tikrųjų Turkija tokia šalis, kuri šiandien dar daugiau konservatyvi. Ir jeigu mes matome, kad tai buvo ypač 4., 5., net lygiai 12 amžiaus krikščionybės lopšys, tai šiandieną besilankant mūsų bažnyčios tėvų šventovėse, jeigu dar tokių išlikę, ypač Kapadokijos tėvų, ten teko būti gana ilgokai, kelias dienas, visur viešpaties, beveik visur akys išbadytos, jeigu dar nenugramdė freskų, sienų tapybos, jas dabar restauruoja, tai iš tikrųjų veidų nėra, mūsų šventieji sugadinti. O Efeze mergelės Marijos namelis, be abejo, jisai perkeltas į Loretą, tuo vietoje stovi naujas namelis. Įėjus į namelį 3 apsauginiai, neleidžia jokios daryti foto. Kaimo klebonas be abejo, kad padarė, jinai yra išpublikuota, kaip atrodo mergelės Marijos statula Efeze jos namelyje. Abi rankytės išsukinėtos ir veidelis šiek tiek pažeistas, tai irgi matome to priešiškumo mūsų krikščionybei. Kuo nuostabi Turkija? Tikėjimu. Jie tiki į Abraomo Dievą, jų Allah. Mūsų krikščioniškose, katalikiškose šventovėse verčiama, jų kalba buvo vienoje šventykloje užrašas: Dievas yra meilė, Allah yra meilė. Taigi tai yra savo tikėjimu. Ar žinote, kad ten 98% yra turkai Turkijoje? Ar žinote, kad virš 50% turkų meldžiasi kasdien apie 5 kartus? Ar žinote, kad maždaug apie 80 ir daugiau procentų yra tikintys, save laikantys? Ir tai yra mums nuostaba. Nuostaba matyti šį tikėjimą. Ar žinote, kad ten jų imamai, mes sakytume, ale kunigai, gauna algas didesnės negu mokytojai? Imamai gauna algą panašią kaip valstybės patarėjo. Ar žinote, kad ten šventyklą stato valstybė? Teko matyti šventyklą virš 5 aukštų namo dydžio. Neįsivaizduojamas dydis, tikriausiai prašauks gerokai Hagija Sofija, Sofijos soborą finansuoja valstybė. Deja, ten moteriai šiandien yra blogiau su naujoju prezidentu perrinktu. Ir tai mums sakė moterys, jų gyvenimai sunkesni, sako, visuose lygmenyse. Ar žinote, kad Stambulo konvencijos nesilaiko pats Stambulas ir Turkija? Tai žinokite, kad ten parašytoji konvencija jau nebegalioja. Ten galioja prezidento
ir tos valdžios, ir tų žmonių nuomonė. O mūsų vynuogynas, mielieji, mūsų vynuogynas, kuo galima didžiuotis, lyginant šias dvi realybės. Lietuva yra laisva. Jei kunigai, kada stebėsite šią transliaciją, labai mėly broliai, žinokite, esame laisvi. Ne tos gėlytės čia žmonės sutraukia. Ir nemanau, kad tik giesmės čia žmonės sutraukia. Mes, mėly, esame laisvi. Galima judėti labai daug. Darykite labai daug. Kaip kaimo klebonas 5 valandas praleiskite prieš sekmadienio pamaldas bažnyčioje dirbdami. Gal ta šventovė ir patrauk žmogų. Vėliau ne tik akį, bet ir sielą. Mes turime daug galimybių. Tegul mūsų dešiniai daro bet kokias lasčias, kurios pridarytos iki va čia, bet mes laisvi. Mes galime melstis, nešioti koloratkę, mėly vaikai, galite eiti į mokyklas, tikybos pamokos yra. Mes galime daug daryti, mes galime parkus kurti. Jūs galite padėti, mes visi galime daryti gražiausias šventovės. Pas mus yra laisvė. Tokia laisvė, kurios gali pavydėti ir pati Turkija, nors turėdama valstybinę religiją ir remdama finansais dvasininkus ir pačią struktūrą. Ši laisvė mums ne tik, kad yra graži, bet yra įpareigojanti. Mielas broli ir sesė, jeigu mes kalbame apie vynuogyną, kaip jūs galvojate, pirmas klausimas, ar rūpi vynuogyno savininkui derlius? Jeigu Dievas tave sukūrė, paleido į pasaulį, ar Dievui rūpi, ką tu ten namuose darai? Be abejo, kad rūpi. Ar Dievui rūpi, kaip gyvena katalikų bažnyčia, popiežius, vyskupai, kunigai? Be abejo, kad rūpi. Dievui be galo rūpi, nes šie rinktiniai vynuogynai yra ypatingai prižiūrėti. Duodu pavyzdį. Miela mama, ar tavo vaikas, jūsų anūkėlė rankose, ar ji turi teisę į savo mamą, ar kūdikis turi teisę į savo mamos spenelį pieno? Be abejo, kad turi. Jūsų vaikai turi teisę, jūs kaip tėtį ir mamą. Lygiai taip pat esate vynuogynas kiekvienoje savo gyvenimo sferoje. Ir Dievas žmogų pasodinęs bet kurioje gyvenimo situacijoje laukia mūsų derliaus. Neįmanoma, kad Dievas, davęs žmogui gyvastį, duodamas daugybę malonių, nelauktų iš mūsų derliaus. Mes esame laisvi tik tada, kada išpildome vynuogynojo pašaukimą. Ir mėly tėveliai, kurie atvykote šiandieną su savo nuostabiais vaikais, mes turime skelbti jūsų vaikams gerą žinią, nes jūsų vaikai yra patys gražiausi. Tai yra vynuogynai, kuriuos visi dedame iš lėto rankas, galvojame, kaip juos prižiūrėti, apgenėti, kaip į saulę pasukti, kokią specialybę pakreipti, kaip gyvenime išmokinti. Tai yra ir tikybos pamokos tam, kad jūsų šie maži vynuogynojai būtų jūsų brandaus amžiaus džiaugsmas. Kad jūs būtumėt saugus tada, kada reikės trečios kojos, tai yra ranka pasiremti. Kada reikės jums duonos, nes jūsų duona pensijų bus per maža. Šie vynuogynai meldžiame, kad būtų patys gražiausi. O šiomis dienomis vyksta sinodas. Sinodus pradėjo popiežius Šventasis Paulius VI. Iškyla klausimas. Ir tada popiežius sako, gerai, kviečiame specialistus, va štai specialistai, prašom duoti man atsakymus tokiu klausimu. Tada popiežius svarsto ir be abejo gali priimti specialistų nuomonę ar ne. Taip vyko popiežiaus konsultacijos su atskiromis temomis, su vyskupais, ganytojais. Popiežius Pranciškus pirmą kartą per visą istoriją paskelbė sinodą, kuriame nėra klausimo. Sinodą, kuriame neįtraukė vyskupų pirmame žingsnyje. Tai yra vadinamas bažnyčios sinodas, dalyvavome mes visi. Tai buvo mūsų nuomonės išsiųsta ir šiomis dienomis popiežius Pranciškus jau su visais sprendžia įvairiose sesijose, kaip krikščionys tikintis turi gyventi. Taigi visą tai, ką pasaulio krikščionys siūlė,
Pranciškus svarstys ir pagal šventos dvasios vedimą kažką priims, kažko nepriims. Tai ir yra naujas sinodas, kuris vyksta šiomis dienomis. Popiežius Pranciškus paruošė savo seniau 2 kalbų keletą minčių. Sinodo dalyviams išdalinta buvo prieš parą ir keletas minčių jums, kas yra šventumas. Šventieji. Šventieji tai nėra pasaulio lengvabūdžiai. Troškimas šiandieną popiežiaus Pranciškaus perspėti apie riziką pasiduoti pasaulio lengvabūdiškumui ir padrąsinti kovoti šventumo kovą. Broliai, seserys, kas yra krikščionių tikėjimas? Tai yra kova. Vidinės grumtynės su pagunda užsidaryti savajame aš ir leisti, kad mumyse apsigyventų tėvo, trokštančio mūsų laimės meilė. Tai be galo graži kova, nes kai leidžiame Viešpačiui laimėti mumyse, mūsų širdys džiaugiasi pilnatve ir mūsų visa būtis yra nušviečiama begalybės spindulio, sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, kaip Kristaus mokiniai, visų pirma, mes kovojame su pasaulio lengvabūdiškumo dvasingumu, kuris yra bažnytiniais rūbais apsivilkusi, šventumo regimybę sudaranti stabmeldystė, nepripažįstanti Dievo kaip mūsų gyvenimo ir pasaulio istorijos viešpaties bei išlaisvintojo. O toks dvasingumas palieka mūsų pačių užgaidų ir įgeidžių maloniai. Mes turime kovoti. Ši kova nėra tuščia ar beviltiška, nes jau Jėzus yra nugalėtojas. Nuostabu, popiežius Pranciškus citavo naujų laikų kankinio palaiminto Pierre Claverie Orano iš Alžyro vyskupo homiliją. Cituoju: Manau, bažnyčia miršta, jei nėra arti savo Viešpaties kryžiaus, kad ir kaip paradoksalu, iš čia nuo kryžiaus kyla visa mūsų stiprybė, gyvybingumas, viltis, krikščioniškas vaisingumas, mėlyje, ne iš kitur. Visa kita tai yra tik žvilgsnį užstojantys dūmai, žemiška iliuzija. Bažnyčia apgaudinėja save ir apgaudinėja pasaulį, kai apsimeta galybę tarp galybių, galbūt humanitarinę organizaciją ar spektaklius rengiančių evangelizacinių judėjimų. Gal ir tada ji ir blizgės, tačiau ji neliepsnos. Giesmių giesmės žodžiais stipria kaip mirtimi turi būti jumyse Dievo meilės ugnis. Mėlieji, ši kova vadinasi šventumas. Šventumas yra atviras tam, kas yra kažkas daugiau, ko prašo Dievas tavo kasdieniam gyvenime. Kasdienybė yra vieta, kurioje reikia užleisti vietą mus nuo pakankamumo savo gelbstinčiam Viešpačiui. Popiežius priduria, Dievas mūsų šventumo kelyje prašo, būkit atviri naujumui, būti neramiais, nenustykstančiais, o nepersisutusiais bei patogiais, įsitaisiusiais ar įsitvėrusiais netikro saugumu. Amen.